Labas, spėkit, kas grįžo. Tai visgi grįžau. Tiek žadėjau, kad kai turėsiu laiko, būtinai vėl vloginsiu ir atėjo pagaliau tas metas, kai laiko atsirado, kai viskas nusistovėjo, tapo stabilu. Jeigu labai trumpai, tai apibendrinimas pripažino mano specialybę, nes išlaikiau visus įmanomus jų egzaminus, dirbu gydytoją ir išsinuomavau butą pagaliau, nes čia pas mane irgi, mano toj Vokietijos aplinkoje labai sunkus dalykas gauti vienam asmeniui butą nuomai, nes yra didžiulis antplūdis žmonių. Tai aišku, žiūri pagal sutartį tavo darbo, gauna butą tas, kas daugiausiai uždirba. Tai reikia nešti išrašus ir darbo sutartis, tai vat ir šitam bute irgi buvo apie 40 žmonių atėję, kai aš ėjau jį apsižiūrėti, nes būna tiesiog paskirti laikai, kad po vieną nevaikštų, nes tai yra visiškai neįmanoma ir aišku, aš gavau, nes mano sutartis šitam kaime buvo geriausia. Tai va, tai gyvenu taip, kaip noriu, viena pagaliau, tai didžiulė laimė, tiesiog man buvo žiauriai sunku, aš kai tokia vienišė, tai buvo labai sunku 1,5 metų su žmonėm gyventi, tiesiog žiauriai kirto per nervus. Tai dabar viena, einu į dušą, kada noriu, tai neįsivaizduojate, kokia prabanga tai yra. Tai va, dirbu nuo 7 iki 4 kiekvieną dieną, kartais budėjimai, kartą per savaitę arba 2 kartus per savaitę. Taip, per budėjimus liekam 24 valandas plus ateinančią dieną. Tai gaunas labai daug valandų, bet nepasakyčiau, kad labai darbas sunkus. Mažytė ligoninė, tai žodžiu nepersidirbau, gerai užmoka ir šiuo metu labai laiminga esu. Tai vis dar draugauju su savo draugu, nors aš ir ragana, bet atkenčia jis mane. Dabar jau viskas gerai, kai jau man gerai sekas, tai yra ramiau. Truputį spėjom ir pakeliauti, kas sekat mane Instagram'e, tai žinot, kas nesekat, tai pasekit, Instagram'ą įdedu čia. Ir jo, prasideda mano gyvenimas pagaliau. Tos tikslus, kuriuos turėjau, jau pasiekiau, dabar eina nauji tikslai, jeigu bus įdomu, papasakosiu. Tai va, tai šiandien yra pirmadienis, grįžau iš darbo laiku, tai pas mus irgi būna viršvalandžius reikia daryti, kartais prisikaupia tų darbų, kartais būna iš vis nėra ką veikti, tai šiandien buvo ką veikti, bet išėjau laiku ir dabar pasidariau arbatos, einu truputį pailsėti, kokį pusvalandį. Ir tada biškai dar namuose apsitvarkyti, nes vakar ne viską spėjau pasidaryti, reikia veidrodžius išsivalyti ir blablabla. Tai po to planuoju varyti sportuoti. Tai 2 kartus į savaitę mano tikslas, bent jau 2 kartus į savaitę į salę ir 3 kartas, kaip kada dar savaitgalį, ką nors su draugu kažką ten aktyvesnio. Tai va, tai šiuo metu einam į skvošą, parodysiu. Ir šiandieną manęs laukia salė, darysiu rankų dieną. O, nemėgstu, man labiau patinka kojų diena. Rankos žiauriai silpnos. Bet nieko, jaučiasi iš tikrųjų, kaip tu pradėjau į sportą, per keletą savaičių taip atsigavau, kad šakės tai. Net ir aš toks banginis, kur labai nemėgsta judėti. Anksčiau nemėgdavo. Net ir aš prisiverčiu, tai tikrai ir jūs galit. Tiesiog. Bet man draugė padėjo, tokį davė spyrį šikną, kad tai reikia sportuoti. Žodžiu, tai va, susitiksim kitam kadre. Ate. Mano vienas iš mėgstamiausių namų kampelių. Vonioj. Ir labai fainas kremas iš tikrųjų, nors galbūt ir nėra sudėtis pati geriausia, pati nuostabiausia, bet jau kvapas, šakės, taupau progom. Nors iš tikrųjų negalima taupyti, reikia kasdienai naudoti gerus dalykus, nes kiekviena diena yra šventė. Tai va. Čia mano šiandienos gėrimas, nes po sporto iškart varau maudytis ir tik po to darau valgyti. Tai kažko reikia greito, su daug baltymų ir neblogas sudėtis šito gėrimo. Tai greituoju būdu, besirengiant ir bevažiuojant namo, išgeriu dar tokį kokteiliuką, nežinau kaip pasakyti. Labas rytas, einu į darbą 2 dienom. Tai sėkmės man ir susitiksim trečiadienį. Plaukai gerai atrodo šiandien. Ja. Turiu 3 naujas arbatas, tai net nežinau, kurią atsidaryti. Granatų, vidinės harmonijos ir šokoladinę. Tai jaučiu dabar šitą gersiu. Draugo dovana, orchidėja. Kaip ir arbatas, jas žiauriai mėgstu, tai visada pas mane jų yra. Tik tais tiek, kad po visų kraustymusi labai apmažėjo mano kolekcija. Bet susirinksim iš naujo. Tai va, faina tokia.
mano sveika vakarienė. Iš tikrųjų, nuo savaitgalio likučius norėjau išnaudoti, nes mano naujųjų metų planas yra nebeišmetinėti maisto. Dažnai labai išmetu, nieko nesuvalgau. Nu, atrodo, tai skaniai man. Jaučiu, čia 2 dienom bus. Ir čia mano mėgama palangė. Tai vidury dovana nuo draugo su gimtadieniu. Išsirinkau pati. Kažkaip man tai praktiškiausia. Tai parodysiu. Ką mes čia turim? Čia buvo dovanų kuponas, už kurį pati išsirinkau. Aš esu labai už dovanų kuponus, nes sunku įtikti, ko man reikia. Tai labai džiaugiausi. Medinukas kremo. Noriu išbandyti šitą pirmą. Tada 3 rankų kremai. Reikalingiausias daiktas jaučiu gyvenime, kai tiek dažnai rankas plaut reikia. Ir išsirinkau auskarus, tokius galbūt labiau kasdienai, nors ganėtinai puošnus, su cirkonio akmeniu. Ir paakių kremą iš Origins. Neblogų atsiliepimų apie jį yra ir kaip tik dabar neturėjau, nes aš kažkaip nelabai tikiu, kad tie kremai kažką padaro ypatingo labiau negu veido kremai, bet tarkim, naudosiu. Nekantrauju išbandyti. Įdomu. Labas rytas. Tai keletą dienų nesirodžiau, dabar jau yra antradienis šiandien. Praeitą savaitę daug buvo reikalų, dirbau daug ir ši savaitė tokia laisvesnė. Tai šiandien antradienis, einu į darbą, dabar yra 6:30. Darbas nuo 7, man 2 minutės važiuoti. Bet noriu ramiai persirengti. Manau, labai svarbu ryte neskubėti ir pasilikti daug laiko, ramiai viską pasidaryti, iškerti ramiai kavos, nes nuo to priklauso visa dienos kokybė. Tai tai einu į darbą ir šiandieną sportas. Čia mano gražus išvestuvas beje, vienas iš pirmųjų pirkinių atsikraušius. Didelis. Antradienio vakaras, 6 valandos, varau sportuoti, pagal planą viskas. Nelabai laikiausi pastaruoju metu režimo savo, bet dabar po visų švenčių, gimtadienių ir panašiai grįžtų back on track. Tai šiandien kojų diena, pasiruošus jau, apsirengiu daugiau ir keliauju. Susitiksim po to. Labas rytas. Trečiadienis, ruošiuosi darbą ir šiandien tvarkymas diena, tai nieko ypatingo neveiksiu po darbą, tiesiog tvarkysiuos namus. Jo, nors to labai nemėgdavau, bet dabar naujam bute tai visai smagu. Čia mano naktinis staliukas. Kažkodėl viskas rožinės spalvos. Ir savaitgalį buvom knygyne, tai Vokietijos knygynuose yra žiauriai daug smulkmenų visokių įdomių. Tai negaliu praeit pro ten. Nusipirkau tiesiog smilkalinę ir smilkalus. Lotoso kvapo, labai skanus kvapas. Ir mano silpnybė, viena iš silpnybių, žvakės už manęs kažkaip kaista man nugarą. Žiūriu, ar nesudegiu. Ir mano viena iš silpnybių yra visokios užrašinės, kalendoriai, planuokliai. Tai labai faina, radau variantą iškart. Neplanavau pirkti, bet jau kai pamačiau, tai galvoju, iškart nusipirksiu su visokiais patarimais, sporto ir mitybos, priminimas vandenį gerti. Tai va taip atrodo pas mane. Fake židinys, smilkalai ir žvakės, kad būtų kažkiek realybės. Good morning, guys. So I thought I will do a little vlog for you from my new home. So I woke up, applied my makeup, listening to Whitney Houston. Louis is under my bed sheets. The funny thing is, he comes out in the evenings. He eats, uses his fresh clothes, his toilet, he plays, he rolls on his back. He's super happy.
kažkaip kaip žinodama užsisakiau. Nu, aš galvoju, blemba. Na. Grinai tu ten esi. Nu, šakas. Va. Nerealiai. Nu. Čia draustinis, jo, tai čia artas. Nu. Jo. Superiniškai. Labai gražiai. Baigiau savo vlogą. Šiek tiek gal buvo nenuosekliai viskas. Rodžiau daugiau tiesiog ištraukas iš savo gyvenimo. Ir manau, vloginsiu toliau. Bandysiu nuosekliau galbūt kažką papasakot. Tai šiandien pirmadienis, savaitgalį dirbau. Tai reiškia pas mus nuo šeštadienio 8 arba 9 ryto, kaip susitarė, iki pirmadienio irgi 8-9 ryto. 2 paros ligoniniai. Pas mus nėra priėmimo, tai reiškia, turime ten kokių 50 žmonių ir juos tiesiog reikia šeštadienį ir sekmadienį pažiūrėti, kaip jiems sekasi, pažiūrėti žaizdas, pakeisti tvarščius, ten vaistus paderinti. Ir realiai tada visa diena būna, jeigu nėra iškvietimų seselės, kad reikia ateiti kažką padaryti, tai būna rami. Tai žodžiu, šį savaitgalį buvo super gerai. Nes iš vis nekvietė ir realiai 2 dienas prabuvau, tiesiog reikia būti, ten turim labai gražų kambarį, Instagrame, kas mane seka, tai matėt, ta prasme, tai nerealus kambarys su 2 lova ir sukliavau visą blogą, pasidariau visokius darbus, kuriuos šiaip turėjau pasidaryti. Už tą savaitgalį mums moka 980 ant popieriaus ir rankas apie 600 papildomai prie atlyginimų. Atlyginimas nepaslaptis, žodžiu, jis yra valstybinis, visur vienodas. Aš esu ką tik pradėjus, tai porą mėnesių dirbau, kokius jau 4 mėnesius pagal savo tą naują tarifą, tai 4402 yra popieriaus, plus budėjimai, tai gaunas iki mokesčio apie 6-7 tūkstančius, po mokesčio aš gaunu 3400 iki 3800, čia buvo už lapkritį. Nes daug budėjau. Tai va, bet tie budėjimai, tai iš tikrųjų mano buvo anksčiau tokie nelabai lengvi, nes visak būdavo nesąmonių, kurių niekada nebūna. Bet dabar iš tikrųjų gerai pailsėjau, užsimiegojau, miegojau šeštadienį pokaitį. Ir tada pirmadienis būna laisvas, nes šiaip mes po savaitinio budėjimo naktinio neinam namo, mes paprastai miegam ir žodžiu kitą dieną toliau dirbam. Į naudą yra tai atlyginimai, nes nesiminusuoja valandas, žodžiu, bla bla. Tai va, tiek norėjau papasakot, kas domitės ir kas galbūt norit išvykti į Vokietiją iš studentų. Tai jo, viskas labai fainai, pirmadienis laisvas, šiandien be makiažo. Šiandien noriu susitvarkyti namus, išsivalyti, dabar važiuoju apsipirkti savaitę į maisto ir šiaip pasižiūrėti, ko gero yra. Viskas super gerai, kas domitės, sekasi nerealiai, tiesiog nebėra dabar kol kas jokių problemų. Smulkmenų visokių yra, bet, žodžiu, neturėjau interneto 5 savaitės, pavyzdžiui, nes čia, Vokietija, čia neįmanoma, čia, ta prasme, dabar vėl turiu, užsisakiau ten kitokį variantą, bet, žodžiu, laidinio neturiu ir niekada neturėsiu, nes jie nesugeba sutvarkyti. Nu, žodžiu, čia jau tokia Vokietijos ypatumai, čia tiesiog, kai tu važiuoji, tai nenustembi, kad visokios nesąmonės vyksta, bet iš esmės tai viskas labai gerai, viskas išsipildė, ko norėjau. Savo jėgom, niekam ačiū nereikia sakyti, tik savo ačiū, kad nepabijojau, kad mokiausi ir tiesiog noriu pasakyti, kad mokslas ir be kažkokių ten turtingų tėvų ar vyrų tiesiog galima, jeigu užsispiri ir mokaisi ir dedi darbą tikslingai, nedirbi, nevergauji, kaip aš prieš tai Lietuvoje dirbau ten už grašius ir, žinot, savęs irgi pigiai nereikia parduoti ir jeigu gali kažką padaryti ir mokaisi ir studijavai ilgai, tai tiesiog reikia save parduoti brangiai. Jeigu parduoti save pigiai, tai žinoma visiems labai gerai, bet man taip netiko, tai pakeičiau šitą ir noriu tiesiog laisvalaikiu gyventi, pirkti, ką noriu, mėgautis gyvenimu, kad šeimai gerai sektųsi, kad niekas ten dėl tų pinigų nevertų. Jeigu kažką pavyks įkvėpti, mokytis ar siekti savo tikslų, tai vat noriu tą ir padaryti savo pasakojimais. Tai tikiuosi, jūs irgi nepasiduosit, jeigu turit kažkokį tikslą, tik žiūrėkit visada, kad jūs
protingai investuotumėt savo laiką ir savo jėgas. Neinvestuokite nesąmonės į neperspektyvius dalykus, investuokite ten, kur yra perspektyvų ir žinoma, tai turi vis tiek patikti. Tai va, toks mano atsisveikinimas. Ačiū, kad žiūrėjot ir linkiu gražios dienos, savaitės ir iki kitų susimatymų.